paimsim, pasidarysim miškotvarkos projektą, pasienį, 20 km nuo pasienio su Baltarusija arba Rusija. Projektai po naujų metų jie anuliuosis. Jiem nebegalios suprojektuoti kirtimai dėl to, kad vyriausybė priėmė pataisas įstatymo miškų, kad dėl saugumo, kad nekirst. Juose ūkininkauti iš esmės galėsi. Niekas tau juose nedraus ūkininkauti, tik tais sumažėja kirtimo plotas ir padidėja šliejimo laikas. O šliejimo laikas tai yra, kada medynas atauga iki tam tikro nustatyto aukščio. Pagal tas dabartinės pataisas 2,5 metro turi užaugti aukščio, 2,5 metro yra gan daug. Jeigu pušelę sodini 30 cm aukščio, tai jinai iki 2,5 metro 12 metų auks. Šiandien dienai, jeigu atkūrei mišką, tu gali jį kirsti po 5 metų. Sumažino kirtimo plotą, vietoj 3 hektarų bus galima kirsti 1,5 hektaro. Tai jeigu turi 6 hektarus brandaus miško, tu susimatei kirtimus, kad galėsi ten kirsti plyną kirtimą ir iškirsti tą mišką per 2 etapus, per artimiausius 10-12 metų, tai šiandien dienai tu galėsi jį kirsti per 40 metų. Vietoj 10 metų kirsim 40.